Gerai, tai ką, šiuo metu esame vis dar studijoje, ką tik praėjo seminaras su Tadu Jonkumi, buvo įdomu stebėti pačiam iš šono, kaip visi juda, dalyvauja, daro, iš tikrųjų gerai leidžia laiką. Seminaras, manau, visiems patiko, kai kartuosim, sekantį seminarą darysim su Raimondu Vlasevičium, greičiausiai vasarą, o daugiau nežinau, tuoj pakalbinsim Tadą, paklausim, ką jisai mano, kaip jis jaučiasi, ką jisai galvoja. Jaučiuosi puikiai, nes iš tikrųjų labai smagu matyti tiek žmonių, tiek jaunų žmonių, kurie sportuoja, juda, bando kažką naujo, mokinus kovos menus. Tai labai džiugu tą matyti. Jaunimas juda, labai džiugu matyti savo gerą seną draugą Martiną Danių, kuris užkūrinėja tokį veiksmą Klaipėdoje, kuris sutelkia tiek žmonių, sukuria bendruomenę. Ir aš esu labai dėkingas, kad čia buvau šiandieną ir aš esu pasiruošęs dar atvykti. Tai labai fainai. Tai va, dabar kas liečia jaunimą, kaip visi sportavom, judėjom, irgi labai fainai prasidėjom. Bet suprantat, esmė jo, pajudėjom viskas fainai, bet kovos menuose esmė yra filosofija. Kad jeigu treniruotei sunku, tu perlipi save, po to taip pat ir gyvenime. Tau bus sunku, tu perlipsi save ir nepasiduosi. Dėl to kovos menai yra ne tik bim bam į galvą, o rimta filosofija ir savęs tobulinimo praktika. Tai va, ačiū Martynai, linkėjau visiems valingai. Tiek reikalų, pakalbinom Tadą. Geriau tikrai nebūčiau pasakęs, viską girdėjot patys. Iki kitų kartų.